Ar kada pagalvojai, kad užlipęs ant tokios kalvos kaip ši, gali atsidurti ten, kur prieš tūkstančius metų vaikščiojo mūsų protėviai? Taip, ši vieta slepia didelę paslaptį. Varniukų piliakalnis ne šiaip su kalva. Manoma, jog tai buvo slapta stebėjimo vieta, iš kurios mūsų protėviai saugojo apylinkės ir stebėjo svarbų kelią į Trakus ir Vilnių. O dabar įsivaizduok, jei tu būtum karys, ką darytum, pamatęs horizonte atkeliaujančius priešus? Manoma, jog prieš 100 metų sargybiniai čia uždegdavo didžiulius laužus arba siųsdavo raitelius tiesiai į Trakus, kad praneštų apie pavojų. Taip buvo ginamos mūsų žemės, o į priešų ir pavojaus nebūdavo, žmonės čia burdavosi ir švęsdavo įvairias šventes, kaip ir mes dabar šiandien su jumis. Archeologai tyrinėję šią vietą rado senovinių indų šukių. Tai reiškia, kad čia žmonės gyveno daugiau negu prieš 2000 metų. Bet Varniukų piliakalnis ne vienintelis toks. Lietuvoje priskaičiuojame daugiau nei 1000 piliakalnių. Vieni piliakalniai turėjo aukštus pylimus ir griovius, kad apsisaugotų nuo priešų. Kiti buvo slėptuvės kaip ši, o dar kiti tai visos gyvenvietės, kuriuose stovėjo ir medinės pilis. Taigi kiekvienas piliakalnis turėjo savo istoriją ir svarbų vaidmenį. O dabar keliaukime toliau.